rytas. Koks čia rytas? Čia rytas jau buvo. Jau čia dabar turim kokią 10 valandą. Tai bičiuliai, šiandien aš ne vienas, šiandien su Deimantu atsibeldėm, Dievo žino ko. Visi kampai, rūkas, tas rūkas krentantis, oras tikrai neįsmagiųjų, keli laipsniai šilumos, termo rūbai, šilti džemperiukai, šitos kepurės irgi čilgai ant galvos, nebus tuoj bus pakeistos į šiltesnės. Tai va, atsibeldėm ant vandenėlio ir bandysim, leidžiam varikliuką. Net ir tam šalta susikratė. Tai va, bandysim, ar pavyks, nieks negali pasakyti. Bandysim naujus masalus. Deimantas parsivežė iš Švedijos naujų masaliukų. Spalvos perspektyvios atrodo. Leisim, žiūrėsim. Tai va, bičiuliai, diena tokia, šalta, drėgna, sąžiningai sakant, iš pažiūros tokia neatrodo smagi, bet geriau tokia negu lietus ir šlapdriba. Tai va, viską susiruošėm, masalų tai čia iki ausų, Deimantą 5 dėžės pas Deimantą, 4 pas mane ir dar visas šūksnis, kaip sakau, naujų masaliukų. Tai va, tai jodam. Tai va, bičiuliai, jodam, laukiam į savo žvejybinės vieteles. Jokių pažadų. Čia toks buvo šiandien planas, pabėgimas nuo darbų, nes visada mes į tuos darbus, kaip sakau, įsikabinę, viskam yra dažniausiai laiko, bet nėra to laiko savo. Tai neturim, kaip sakau, iš ko rinktis. Vasara praėjo, atėjo rudenėlis ir plaukiam, visi norim pagauti savo gyvenimo žuvį. Leid sonarą. Kišt rankas į šaltą vandenį, kaip pagaili automatiniam sonaro nuleidimui. O kiek paukštukų. Nusistatom koordinatės. Apšyla varikliukas ir biškį paplauksim. Gerai, neplauksim šalta. Nu va, kraunam dimensija. Entuzijazmo neprideda. Kaip gerai. Patai, bičiuliai. 2 laipsniai šilumytės. Rūkas, slumė.
vėjas. Va tokie žūkliai. Žinot, kaip sako, per šiltų žuvų nebūna. Būna tik per šaltį. Ir būdynės išėjo. Apie masaliukų šiek tiek. Naujovės švediškas. Kaip ir šatai. Turim tokį bandymam naują. Tokia kiaulytė. Šiek tiek žalsvo atspalvio. Šiek tiek melsvo. Žodžiu, naujovių turim visą šūksnį. 8 dėžės valtį. Ką, 8 dėžių kažką surasim. Ką ponios norės paskanauti. Viena plaukianti valtis yra, tai ne mes vieni čia tokį bepročiai, kad tokį šaltį įsiruošėm. Gerai, kad bent ne šiaurinis pietų vėjikas. Tai yra. Tikrai nėra šiltas. Tai va susileidžiam masalus. Ir belieka tikėtis, kad platesnio kažko. Tai esmė tokia, kad jau pasiekėm kitą galą ežero. Atėjo ir pietų laikas. Kibimo dar nėra. Niekas nesakė, kad bus lengva diena. Gal eisim kur giliau, nes nusekliau nelabai eidai nesurasti. Aiškiams kaip ir yra. Ačiū, teko nemanyti. Žodžiu, eisim kitų tavo ežerų kitą trajektoriją. Galbūt kaip nors šnekysim kokią. Skanaus pietauja. Laukiam. Va tokias sąlygas turim. Vėjas aфиgenas. Banga didelė. Rūkelis nesisklaido. Tai jau visko matęs, bet kai kolega 100 gramų sunkino masalą, tai dar taip nebuvau matęs. 100 gramų. Tai jaučiu, kad batimetrija echolotas turės perpiekti. Vagą dugno tai išgadins jau tikrai. Tai žodžiu, arbata iš rankų nepabėga. Tikrai šilta nėra. Turim po pirmos 14. Kibimo ne. Mailiaus randam, bet pačių lydekų simbolių nematyti. Taip tobulai sutūpę ant dugno, kad praktiškai neina surasti. Tai va, sąlygos nelepina tikrai.
iki kelių laipsnių toks vėjas, tai bėga ir noselės, ir kas nebėga tikrai. Kaip sakau, arbatos kondensatas per nosį varva. Dirbam su masalais sparčiai ir intensyviai. Gylius irgi keičiam, iš seklesnių vietų jau perėjom dabar į gilesnes. Mailiaus jo tikrai yra nemažai, bet nieko prie to mailiaus nėra, nieks to mailiaus nesaugoja. Tai panašu, kad dar reikės čia paprakaituoti ir pašalti, ir paprakaituoti ir to tik tai nebus. Bet laikomės. Jeigu jau 100 gramų į dugną keliauja, sunkinimas, tai jau stipru. Jau yra stipru. Kibimas, Deimantas turi kibimą, turi da. Pirmas kibimas, tiek lauktas. Jau šiandien visiškai buvom panikoj. Tuoj mes kadrą iš arčiau. Tik pakeitė masalą Deimantas. Bam. Ai, buvo. Viskį pasimaudė. Gerai matyti. Gerai gal. Pasakok. Komentuok, žmonėm įdomu, kad tau įdomu, suprantu, ir smagu. Taip, opa. Leiskit kadrą paimti iš arčiau, į priekį mane prašau užleisti. Praseit. Opa. O. Čia taip jinai staigiai pareina. O, čia gera. Iški leid. Opa. Opa. Avem planeri pe Nu čia jau buvau. Jau biškį buvo apėmus neviltis. O tokia aukštas rūkas neprasisklaidys, tai mūsų čia šiandien diena bus su visišku nuliu. Kokį krokodilą Deimantas pagavo. O mes ją susversim, viską sužiūrėsim. Taip, biškį banga, tai sunku. Juoda viskas labai. Trys 9,60, porą šimtų atmetam, 3,7. Oi, tu pabūk rami, pabūk, suprantu, kad tau čia faina nusibūt uodegą. 7-6 cemukai. 7-6 bičiuliai. Pirma yra skaityta. Draugai, antras kibimas. Tik pasiimti Deimantą į valtį ir turi reikalų. Pasakok. Pasakok.
Eina savo šiandien diena, tai nosis bėga, arbatos tik išgėrė ir bėga. Bet iš tikrųjų pakankamai šalta. Vėjas. Ne banga, tas beveik tau puodas labai gerai uždirbės, ką tu ten. Einam žiūrėt, tuoj nusiėmam ekrano konsolės ir einam žiūrėt, ką iš išdarinėja. Pajaustis kibimą. Kappakalnis. Pažiūrėkit kotas. Visas sulinkęs. Palašė sumažinti biškį greitai, bet jau aš sumažinti, čia sustot negali. Svarbiausia, kad jie pamatė, kad tai neatsikabino. Žinai, nepik nebūna. Svarbiausia, planerių nebūna. Nu jo, planerį, kai pameti, tai būna dar reikalingo strioko valti. O eidam pražioplinį, kad pametei, tai tada jau būna žvalgyba. Kiek turi, bet kažkok tu čia labai jau įsitempęs. Kažkok labai jau šitą tokia įsispyrus. Planeris užnėrės, gal už tai čia taip. Bet kad čia vis tiek vyrų. O, apie tai ir kalba. Bet jos dabar labai stiprios, jau žinok. Jos turi dabar jau dūšios. Jau jos moka savo parodyti. Visą dieną atplaukėm, atkentėjom ir į vakarą sujudimas. Iš tikrųjų, koks sujudimas su išlaikymais, su pauzėm. Nėra taip, kad planeris pasirodė. Taip. Pasiruošim graikštelį. Aš biškį kadrą arčiau. O, na čia. Taip žinok, ten panašu, kad. Rytie traška, braška. Ne? O, vyrukas. Reikalai čia kaip šamas. Eina čia. Drūta tikrai. Tai save lysa. Eiktų čia užspaudus gerai, pažiūrėk, prie pat valties, o užspaudus kai starkis. Kartu čia toks spaudimas. Va, čia kažkur, bet jinai vaikšto, tai sakau, kai šamas koks suspaudė. O žiūrėk, pyst ir nuėjau prie pat valties, gal pyst ten. Daro ką nori. Vaikė. Vaikti čia. Ar tu čia žmogus? Pažiūrėk. Draugai, pažiūrėk, kas čia per. Dydis biškį. Vaikti čia draugiau. O, palauk, biškį gai, prasitrauk. Dabar būna jausia kaip šitą. Atleiskit. O, eina. Ai, išėjo iš graikšto. Lenda po valtim. Gerai.
Nu, čia kova, bičiuliai. Nu, kova. Įverčiau į graibštą, rovės graibštų ir toliau po valtį. Gera, tai gera. Jau gera, tai gera. Aiktas. Žinai, kas jau užveršęs atveju. Eiktas, čia jinai nes. Į variklį kur plaukiu. Plaukų nepasikabinu. Ne, išėjo. Eina savo. Žiauru čia, čia blem. Čia kokie blemba 9 kilai. Bičiuliai, pasidėsiu kamerą net. Įvertėm, bičiuliai, įvertėm, pažiūrėkit. Įvertėm trofėjų, eina savo. Deimanto bus trofėjinė žvejyba jau. Čia nežinau, kiek jinai svėrė, bet čia kosmosas turime. Pažiūrėkit. Yra reikia pamatuoti, kad paleisti. Jo. Einam. Įsikabyt. Svėrimas, matavimas, nuotrauka, paleidimas. Beliam kokio dydžio. Eina savo kova, buvo įspūdinga. Čia tiek reikalų, kad patikėkit, čia ir arbatos lakstė ir mano rapolas. Įsivaizduokit, šito žnyplės įremti, sakau, iškabinimo sukrito į burną ir nematytų. Eina savo čia, yra net į čia. Ir mano sukrito. 8-9. Metras 6, bičiuliai. Metras 6. Abudu maknoti. Vis maknoti. Subiškai graibšte, duosim atsigauti. Užsiimu pirštais iš čia. Klausyti žodžių, kad reikalų. Daugiau negu reikia valgyti. Kaip toks trofėjus įkeliauja. Reikėtų atsigauti, žinau. Dabar plaukiam, tai biskį į priekį gal. Jo, jinai, jo. Biskį. O žinai, tas 9 kilai dar plaukiam, tai čia reikalai, žinau. Suprantu, kad gal lengviau laikytų. Nu, grožį. Nuėjo. Viskas pavyko, ištraukti pavyko sėkmingai, pasvert, pamatuot.
Va čia tai jo, 9 kilai, 1,6 m. Visa diena tokia įtempta, jau buvo praktiškai vos nusiteikta grįžti su nuliu, bet antra lydeka ir aimasa. Va čia, kaip sakau, ruduo padovanoja. Pagerintas mano rekordas. Va, super. Deimanto rekordas pagerintas ir jau Deimantas ir mane, žodžiu, aplenkė šiais metais, tai džiaugiuosi. Tai va, bičiuliai. Jodam, be didelių vilčių, kaip visada. Kažkas gal dar užkips, vai neužkips. Iš tikrųjų turim jau 4 valandas, tai įsiklipuos, užkips. Tai viskas, draugai, vyniojam meškerės. Jau praktiškai ten pradėjau. Nieko daugiau nesugavom. Viso reziumė šiandien 2 kibimai. Ir sunki tikrai diena, nes už tai, kad, kaip minėjau, jau galvojom, kad bus visai ne kažką. Nes rūkas tai va visą dieną stovi ant ežero ir niekur nesitraukia. Tai dažniausiai visi žinom, kai būna rūkas, tai stebuklų nesitikėk. Tai matomai, kad pataikėm visai prie burnos masalą kažkur ir nervai silpni, neatlaikė. Gal biškai ryškesnė spalva sugrojo, galimas variantas ir išprovokavo. Tai va, bet džiugu tai, kad Deimantas savo rekordą pasigerino ir mano, kaip sakyt, aplenkė, tai jo, nes mano nebuvo turbūt pilnai, buvo irgi kas ten apie 8, bet tavo pagalė lygyno svoris ten labai panašiai, bet ilgių šiek tiek ilgesnė, nu tai vadinkim simboliškai aplenkė mane šiais metais. Praeitais ne, nes mano praeitais buvo 10 turbūt. Esmė, kaip sakau, neįsikabinom į rekordus, bet esmė ta, kad po tokios sunkios dienos turėjom galimybę susikauti su tokia žuvim. Aš apakęs, kaip jinai rovė iš to graibštelio. Tai aš apakęs, žodžiu, jau paskui padėjau kamerą į šoną ir žodžiu, ėmiau 2 rankom, nes be šansų ten tik įdėjom į graibštelį, kai kulka į variklį vos neįrovė į sraigtą, į sonarą, tai žodžiu, buvo reikalų, tikrai kova rimta, patys viską matė, tai jo pasileido gana viskas gerai, atsigavo, nes iš tikrųjų didelė žuvis, kaip sakau, tas masalas ten tokioj burnoj, tai jos paskęsta, tai labai tas patogus dalykas. Tos replytės, kur aš anksčiau rodžiau, rapalinės, tai tos įkrito į burną, nes tada tiksliai gali suimti, nereikia ten šmaguoti po visą burną su kažkokiom replėm. Tai tiksliai tada kantai jo apvalus, čia kaip vamsdelis apvalus, nieks nepasižeidžia, kablį tiksliai suėmė ir toks gražiai iškabinai, tą tiksliai kablį suėmęs vieną, kuris įsikabino ir gražiai išvedė kablius iš burnos, tai ten biškį gal kraujo nubėgo, nu tai normalu, ten įžiauna, žodžiu, vieną tenai kabliukas tikrai pataikė, tai tikrai viskas liko žuvis sveika. Gyvena toliau ir galimybė, kaip sakau, bus pagauti, galbūt ir mums patiems kitą kartą ar kitiem kolegom ir pasidžiaugti tokiu rudeniniu trofėjum. Tai va, tai į vakarą šiek tiek vėjukas aprimo, bet reziumė tai tikrai turėjom tokią vėsią dienelę. Bet esmė tokia, kad
nori pagauti ir jau tada nelabai yra iš ko rinktis. Tos sąlygos, jos jau viskas, jau temperatūros nukrito vandens temperatūra ir jau viskas, bičiuliai, nebus taip, kad ten bus 10-15 laipsnių, to nelaukit, vienintelio, ko galit sulaukti, kokios smagesnės šalnos, ryto šalna ir saulėtų, tai vienintelis, kaip sakau, jau čia bus smagus kažkoks tai rytas, o dabar jau nusiteikit atšiauriom sąlygom, termo rūbai šilti, žodžiu, ir šiltos kepurės ir pirštinės, nes esmė ta, kad jo elkiavimas, ne kažkoks mėtymas, tai būna, kaip sakau, to judesio, kaip toks krokodilas užkimpa, tai to judesio čia buvo viskas, laksniai čia ir arbatos puodeliai, grindų vartėsi viskas, tai va, bet esmė tai jo, kad nereikėtų šalt, tai pasirengia šiltai ir savo komfortiškai gaudyti. Tai va, šiandien tiek, kas daugiau, masalus išbandys. Jau dar sakė, tai dar mes trūksim. Maža ką, neaišku, kiek čia nusidės iš tikrųjų tas sezonas, kiek jisai čia leis, kada čia pašals, kiek daug sukaustys ir kad, didelius ežerus dažniausiai kausto paskutinius ledai ir dar ta galimybė išplaukt būna. Tai va, masalus prabandėm, daug prabandėm, iššovė toks gana retai kabinamas masaliukas, morka, spalva, taip net kažkaip patys nustebom. Jisai su juo gaudyta, bet gaudyta tikrai nedaug, kaip sakau, jisai maudėsi vandenį tikrai mažai. Ir šiandien pakšt ir iššovė. Tai aš kaip visada sakau, niekada negali žinot, tiesiog ant kokio masalo tą dieną pagausi ir atrodo kaip visada, kad mažai gaudyta, nekibus, ir sako, pysti yra. Tai va, bičiuliai, tiek iš mūsų šiandien, viskas temsta, kuriam variklius, pasišildom, plaukiam į krantą, kraunam į svaltelę ir vykstam namo. Tai va, ačiū, kad pasidalinat, ačiū, kad žiūrit, likit sveiki.